Istorinės Lietuvos kultūros įdomumą ir sakyčiau tai, kad Lietuva buvo savotiškas tautų katilas, kuriame skirtingos tautinės ir etninės bendruomenės gyveno ir sugyveno, labai gerai liudija Lietuvos architektūra. 16-18 amžiaus, aš sakyčiau. Iš tikrųjų, tai yra Lietuvos kultūra. Lietuvos kultūra, kurios kūrėjai laikė save lietuviais. Nepriklausomai nuo to, ar jie buvo krikščionys, ar jie buvo musulmonai, ar jie išpažino judėjų tikėjimą, kaip žydai ir karaimai. Ir tai tikriausiai yra pats didžiausias iššūkis, sakyčiau, tam tikrą prasme, dabartiniam mūsų tokiam siauram etniniam kalba pagrįstam kultūros supratimui. LDK etninį ir kalbinį pluralizmą ir tolerantiškumą gali iliustruoti tas faktas, kad pagrindinis valstybės dokumentas, Lietuvos statutas, tai valstybės konstitucija, nors ir buvo parašytas rusieniškai, valstybinė LDK kalba, bet vėliau tas tekstas funkcionavo ir kitomis lotynų ir lenkų kalbomis. Kalbant apie ankstesnius nei 18 amžiaus laikus, mes negalime atskirti baltarusiško, ukrainietiško ir rusiško kultūrinio palikimo, todėl, kad visos šitos tautos egzistavo kaip viena Lietuvos teritorija, tauta, tautybė, kurią mes dabar vadiname rusėnais. Tie žmonės sukūrė atskirą už Lietuvos ribų nežinomą ir nefunkcionavusią rusėnų kalbą, kuri Lietuvos teritorijoje tapo pati svarbiausia ir ilgą laiką buvo valstybinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kalba. LDK gyvenę rusėnai buvo nevienodi, nes priklausė keliom skirtingom religiniam bendrijom. Visų pirma, jie buvo stačiatikiai ir jų dauguma iki 16 amžiaus pabaigos išpažino būtent stačiatikybę. Господу помолимся, Господи помилуй. Яко прославися имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крещается раб Божий Ярослав. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Так, снимай себя тут. Да, сами не меняйтесь, снимите мне, подайте туда. Остановись на место. Да. Христа, крестистеся, Бог Христа, obretostėse. Mes su jumis randamės vieno iš seniausių stačiatikių, o galbūt net ir aplamai krikščioniškų šventovių Vilniuje ir Lietuvoje, Šventos Paraskevos cerkvėje. Ją įkūrė kunigaikščio Algirdo žmona Rusios kunigaikštienė Marija. Ir dar ypatinga tuo, jog kunigaikščio Algirdo sūnus buvo krikštyti čionai, o Jogaila, vienas iš jo sūnų, net ir padovanojo varpą su užrašu, kuris dabar dėja jau nebeišliko.
Mūsų katedra, skaisčiausiosios Dievo motinos mergelės Marijos dangun ėmimo katedra, Algirdo laikais 1346 metais pastatyta, kur manoma, Algirdas ir buvo palaidotas, kadangi pagal krikštą manoma, kaip ir jo sūnus visi ir žmonos, buvo stačiatikis. Tada dar pagoniškoj Lietuvoje Algirdo laikais pakrikštyti 3 jo dvariškiai, kurie 1347 metais buvo nukankinti už tai, kad tapo krikščionys ir gyveno krikščioniškai. Relikvijos iki šiol saugomos dabar jau mūsų Šventosios dvasios vienuolyne. Šventosios dvasios vienuolyne gyveno ir dirbo Meletius Smotrickis, tituluotas vyskupas, vienuolyno viršininkas. Jisai būtent čia parašė pirmąją slavų kalbos gramatiką, kuri buvo vėliau išleista Vievyje. Lietuvos stačiatikiai turi daug iškilių, žymių, reikšmingų ir bažnyčiai, ir Lietuvai asmenybių. Viena iš jų 16 amžiuje gyvenęs Lietuvos etmonas Konstantinas Ostrogiškis, kunigaikštis, stačiatikis, kuris fundavo daug cerkvių ir jo sūnaus dėka buvo išleista pirmoji spausdinta Ostrogo Biblija. Jisai stačiatikis, rusėnas, tačiau gynė Lietuvą nuo visų priešų, kaip nekeista, ir nuo stačiatikiškos Rusios tų laikų. Kai dalis lietuviškos teritorijos perėjo į Lenkijos karalystę, o tai vyko 16 amžiaus viduryje, rusėnai suskilo ir vėlesniais laikais susiformavo 2 labai giminingos, artimos, bet pakankamai skirtingos ukrainiečių ir baltarusių tautos. Соловейку, рабеньки, соловейку, рабеньки, як твой голос тоненький, защебече тепер мене, защебече тепер мене в чужої дальній сторони. До чужої дальньої сторони нема роду ні купривни. Ось і приїхали у наші батьки. То він там розказував Мниго, як вони їхали, як в Лисове, як їх кони покрали, як вони пішком ішли. Мниго вони там, батько Мниго розказував Мниго чого. І потім там ще другий раз обокрали їх, там забрали, які там міли кушання, міли все, що їсти, все, що, і діти їхали голодні сюди. Як приїхали родителі, строїлася та хата, кунець другий був. Показуй, І криша, може, солом'яна, не знаю. Где я Это стою? старое. Где я стою? А тебя нету. Тебя нема. Эти деревни очень большие были. Были детей много. Яковок, Охремок, Ратюки, Бай, Кравчуки, Федосюки, Федосюки, Самуилюки, Самойлюки, Пархатцы, Пархаць, да, Господевич. Господевич. Ну, у их этих фамилий много очень детей было. По 14 человек. 14, по 8. Еще это медали самое имела. больше. Сяє вечір пригоди, а хто ж мене, молоду дівчину, сяє вечір пригоди, пригортайся. Šiais metais sukanka 105 metai, kaip 3 kaimai iš Ukrainos
caro įsakymų buvo iškelti, nes ten turėjo, toje vietoje, Bresto srityje turėjo būti statomas poligonas. Jiems davė pasirinkimą, kur norėt keliauti. Jie pasirinko Lietuvą ir čia įsikūrė 3 kaimai – Geisiškis, Arenai ir Europa. Vilnių. Netgi pats miesto pavadinimas ukrainų kalba skamba laisvai. Šioj bažnyčioje, švenčiausios trejybės bažnyčioje, renkasi unitai. Tai yra krikščionys, kurie išpažįsta graikų katalikų tikėjimą. Bažnyčios sienos atsimena Šventą Juozapatą Kuncevičių. Būdamas jaunas žmogum, 20 metų, jisai atkeliavo į Vilnių ir nusprendė tapti vienuoliu. Tas jo noras parodyti žmonėms kelią į vienybę leido čia suburti vienminčius, kurių dėka paplito idėja suvienyti 2 bažnyčių šakos – stačiatikių ir katalikišką. Įsteigti bažnyčią, kuri būtų pavyzdžių, kaip galima priklausyti šventajam sostui ir laikytis savo tradicijų, savo papročių ir savo kalbos. Bazilijonai, kurie įsikūrė čia, vienas iš įkūrėjų buvo minėtas Šventasis Juozapatas, buvo pakviesti šviesti žmonės Žemaitijoje, apsigyveno, pastatė bažnyčią, vienuolyną, įkūrė mokyklą ir tai tiek buvo pažangų ir patrauklų tuometiniai visuomeniai, kad miestelis, turėdamas ankstesnį vardą, buvo pavadintas jų vardu – Bazilijonai. Tai yra, tarp kitko, vienintelė pasaulyje vieta, kur šių vienuolių vardas yra įamžintas. Vieno didžiausių Ukrainos poetų Taraso Ševčenko dalia susijusi su Vilnium. Būdamas visiškai jaunas ir tarnavęs kunigaikščio Engelgarto šeimoje, jisai buvo tiesiog paimtas ir atvežtas čia, atrado savyje potraukį piešti. Mes žinom, kad čia gimė jo pirmieji kūriniai. Galbūt be šio miesto, be jo laisvosios dvasios, mes neturėtumėm savo poetų būtent tokio, koks jisai liko mūsų amžiams. Lietuva nėra svetima baltarusiams, o baltarusiai savo ruožtų nėra svetimi Vilniui. Tai miestas, kuris yra susijęs su Baltarusių istorija ir kultūra tiesiogiai. Mūsų kelio pradžia, aišku, prasideda nuo Jokūbo Babičiaus namo kiemelio, kur Pranciškus Skorina atvežė iš Prahos savo spaustuvę. Būtent čia jis išleido pirmą spausdintą knygą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje baltarusių kalba. Tai įvyko 1522 metais. 1525 išėjo kita knyga Apaštalas. Einant link Aušros vartų mes sutiksime rokoko stiliaus arką, kuri mus palydės į Bazilijonų kiemelį. Seminarijos pastate 1919 metais buvo įkurta Vilniaus pirmoji baltarusių gimnazija. Iniciatoriumi ir įkūrėjų tos gimnazijos buvo žymus politinis visuomeninis veikėjas, archeologas Ivanas Luckevičius. Taip pat jis surinko didžiulę istorinių ir etnografinių eksponatų kolekciją, kuri davė pradžią Vilniaus baltarusių muziejui. 20 amžiaus pradžioje Vilniuje buvo išleistas pirmas legalusis baltarusių laikraštis Naša Dolė. Deja, išėjo tik tai 6 numeriai, nes vėliau laikraštis buvo uždraustas.
Jį pakeitė kitas laikraštis Naša Nyva. Jisai gyvavo nuo 1906 iki 15 metų. Laikraščio Naša Nyva redakcija turėjo pakankamai dažnai keisti savo būstinės. Tai įvyko todėl, kad jie buvo persekiojami Rusų caro valdžios dėl savo radikalių požiūrių, dėl laisvesnės minties. Šiame laikraštyje savo pirmosius potėpius literatūrų drobėje išbandė daugelis baltarusių rašytojų ir poetų. Jame dirbo Jakubas Kolasas, Janka Kupala, spausdino savo eilėraščius Maksimas Bogdanovičius. Lietuvos dailės akademijoje studijavo baltarusis Lietuvos dailininkas Petras Sergijevičius, o Maironio gatvėje kurį laiką gyveno žinomas etnografas, muzikologas, bažnyčios choro regentas Rigoras Širma. Namas, kuriame jis gyveno, buvo suprojektuotas Lietuvos architekto baltarusio Leono Vitan Dubeikovskio. Vilnius labai gražus tolerancijos ir dvasingumo pavyzdys. Čia 20-ame amžiuje atgimė baltarusių tauta ir iki šių dienų jame išlieka ta energetika, toks įkvėpimo šaltinis, kuris įkvėpė ir mūsų baltarusius, ir lenkus, ir lietuvius, ir žydus, ir rusus. Dawnych nasze kiedyś mama z ojcem też na Kaziuka zawsze jechali. Na Kaziuka to już jadą. Jak ja pamiętam, to jeszcze ja była nieduża, a moja mama robiła palemki. I mnie bardzo, i siostra starsza pomagała mamie. I mnie bardzo to podobała się ta praca. No mnie nie pozwalali, że idź ty. Jeszcze mała, nie psuj nam kwiatki. No nic, już tak ja i cierpiałam. Do szkoły chodziłam. Rysować bardzo lubiłam pięknie w szkole i w domu. Jak ja tu przyszłam zamąż w Krawczyny, a tutaj palmiarze są. Niedużo palmiarzów, ale są palmiarze. Starsi ludzie takie robią malutkie palemki takie. Nie będzie mieli kwiatki, nie będzie z czego robić, prawda? O tam jakieś trawki, te pójdziemy na pole, nazbieramy tam co. O taka ciemotka taka, a o tym musimy siać kwiatki, musimy pośle na grządce. Musimy. Visur, kur žmonės važinėja, vežio į dovaną padovanoti iš Lietuvos malonu. Darau popiežiui Jonui Paului verbą irgi. Nu, visokiam ten būda prezidentam, tokie dalykai. Apie Lenkų buvimą Lietuvoje jau sužinom iš Gedimino laiškų didžiojo Lietuvos kunigaikščio, kurias jis siuntė
į užsienį, kvietėsi visokiausių specialistų ir kvietėsi priedo kunigo žinančio lenkų kalbą. Tai reiškia, kad jau buvo kažkokia lenkų kolonija, apie kurią rūpinasi didysis Lietuvos kunigaikštis. Lietuva buvo privesta prie krikšto jau Gedimino anūkų, ir tada prasidėjo visokios tradicijos surištas jau su katalikybė. Čia mesgi turėjom bendrus valdovus, kiekvienas karalius po unijos jau buvo ir didysis Lietuvos kunigaikštis. Jie dažnai važinėjo iš Krokuvos į Vilnių, vežėsi tos pačius meistrus. Ir tie meistrai ir Krokuvai statė, ir Liublinė pateliui statė, ir Vilniui statė. Kaip toks labai vaizdingas pavyzdys gali būti Petro ir Povilo bažnyčia. Jie statė iš Krakovo atvykęs Jan Zaur, toks buvo architektas. Paskui atvažiavo ir čia jau su vietiniais gyventojais ir meistrais, padedant jiem, du italai bažnyčią išpuošė iš vidaus. Vilniaus kanauninko Pavilo Ksavero Bžostovskio veikla prie turgelių buvo labai įdomi to, kad čia buvo pavyzdys visai Lietuvai ir Lenkijai, kaip galima tvarkyti žemės ūkį, kaip pereiti iš feodalinės kažkokios struktūros į žymiai pažangesnė ir kaip galima rūpintis ir globoti tos žmonės, kurie atneša derlių, kurie širiai dirba laukuose. Ir jis tą stebuklą padarė. Jis pastatė daug namų savo valstiečiams, mokyklą įsteigė, kariuomenė. Ten ta kariuomenė buvo tokia vidinė, mažytė, bet buvo paradiniam formom įdomiam, gražiom. Ten visi ritualai kažkokie vyko. Jis kalė savo pinigus. Respublika gyvavo 25 metus ir Kostiuško sukilimo gale jį žlugo, Maskovijos kazokai ten išardė ir viską sunaikino. Irgi brandi Lenkams yra vieta surišta su Jašūnais. Ten gyveno Andrius Sniadeckis, gyveno jo žentas Mykolas Balinskis, istorikas. Jis puikiai rašė apie Vilnių. Ten salonai buvo literatūriniai, muzikiniai ir ten lankėsi Mickevičius. Julijus Slovackis, antras pagal eilę romantikas Lenkų literatūrai, buvo įsimylėjęs į dukterį Andriaus Sniadeckio. Meilė buvo nelaiminga, bet jis visą laiką tą Liudviką Sniadecką prisiminė. Litwo, ojczyzno moje, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Венчается раб Божий Максим, рабе Божией Елене, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Венчается раба Божия Елена, рабу Божию Максиму, во имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Pirmieji santykiai buvo
bepopiai, fedosėjininkai, jie nepripažino santuokos institucijos. Ir XIX amžiuje vyko vidinė polemika dėl santuokų ir pamažu santykiai tapo pamorais, tai yra pripažino santuokas. Šiandieną Lietuvos santykiai yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė. Pati santykybė atsirado po rusų stačiatikių bažnyčios skilimo patriarcho Nikono valdymo metais, kai valdė caras Aleksejus Michailovičius. Prasidėjusi 17 amžiaus antroje pusėje, 18 amžiuje santykių migracija į Lietuvą, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę tampa masinė. Aišku, pagrindinė priežastis yra santykių religinis persekiojimas Rusijoje ir kita priežastis yra santykinė religinė tolerancija Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Santykiai niekada nepretendavo į tapti bajorais ir buvo toleruojami emigrantai, religiniai disidentai Lietuvos žemės. Negalėdami leisti knygų Rusijoje, jie naudojosi spaustuvių ir kartais ir unitų spaustuvių galimybėmis čia Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir 18 amžiuje mes iš tikrųjų turime įspūdingą santykių knygos kultūrą čia Lietuvos žemėse. Vilnius vienas iš svarbių Vilniaus unitų ir paskui universiteto spaustuvė viena iš svarbių centrų santykių knygos leidimas. Vilniaus santykių bendruomenės maldos namai, tas dabartinis vaizdas susiformavo tik tai 20 amžiaus pradžioje, kai 905 metais po religinės laisvės manifesto caro Nikolajaus II valdymo metais santykiai pirmą kartą Rusijos istorijoje gavo religinę laisvę. Todėl ir Vilniaus santykiai baigė statyti savo maldos namus ir iškilo šį gražį varpinę prie senolio prieglaudos pastato. Ir nuo to laiko Vilnius lieka vienas iš svarbių dvasinių centrų Lietuvos ir galima kalbėti plačiau Baltijos ir Vidurio Europos santykių centrų. Михново – это ведет натуральное хозяйство. Здесь все работают и все стараются вырастить своими руками. Лентяев и отлынивающих от работы здесь нет. Даже самые больные, самые старые стараются своим посильным трудом внести свой вклад в общее дело. Вот часто люди задают вопрос, ну вот почему какие-то совершенно цивильные, светские люди бросают свои насиженные места, работу, благосостояние и переезжают сюда, в Михново. И это длится ведь не год и не два, а скоро уже 100 лет. Есть два основных правила, по которым живут михновцы. Первое – возлюбить Господа Иисуса Христа всем своим сердцем, всей своей душою. А вторая – возлюбить ближнего своего больше, чем самого себя. Вот мы сейчас приближаемся к тому месту Михновского кладбища, где покоятся 3 сестры Корецкие – Мария, Варвара и Анастасия. Они являются основательницами Михновской общины. Это был тот счастливый момент, когда чаяния и надежды отца Понтия создать такую религиозную общину пересеклись с желанием 3 помещиц сестер Корецких в своем имении создать такую общину. В советские годы для того, чтобы сохранить Михново в неприкосновенности и избежать репрессий, значит, они одними из первых вступили в колхоз. И колхоз этот был передовым, потому что здесь не было пьяниц, не было воров, не было бездельников. По основным показателям Михновский колхоз
занимал первое место в районе и, можно сказать, в республике, чем вызывал всеобщее изумление. Хотя юридически тут я над некоторыми землями и объектами являюсь хозяйкой, но я себя не чувствую хозяйкой. Я думаю, что мое жизненное задание – это сохранить. Я не владелец, а я хранитель. Хранитель наследия моих, не боюсь этого высокого слова, великих предков. Įvairiais būdais atsirasdavo rusų dvarininkai, karininkai, valstiečiai, aramatininkai. Pavyzdžiui, Katerina II padovanojo dvarus savo meilužiui Zubovui. Kalnabiržės dvarą netoli Kėdainių Stolypino tėvas išlošė kortomis. Būsimasis Rusijos reformatorius Piotras Stolypinas, kurį laiką buvo Vilniaus gimnazistas, o po to ir vėliau, jau būdamas valstybės vyru, mėgdavo praleisti vasaros atostogas Kalnabiržėje Lietuvoje ir manoma, kad būtent iš Kalnabiržės jis nusižiūrėjo iš lietuvių ūkininkavimo būdų savo reformų pamatus. Buvusių rusų dvarininkų sodybos taip pritapo prie Lietuvos peizažo, kad tapo šio Lietuvos peizažo neatsiejama dalis. Lygiai taip pat kaip ir, pavyzdžiui, rusų architektų pastatyti namai, rūmai. Sunku įsivaizduoti Vilnių, pavyzdžiui, be Peterburgo architekto Vasilijaus Tasovo, generalgubernatoriaus, o šiandien prezidentūros rūmų. Švento Onos bažnyčia, liktai lydima Nikolajaus Čiagino pastatyta varpinė. Vladimiro Dubinieckio pastatyti rūmai, karo muziejus Kaune. Literatūrinis Puškino muziejus Vilniuje. Rusų kultūros tradicijos gabalėlių jis tapo XIX amžiaus viduryje. Puškino sūnus Grigorijus persikėlė čia amžiaus slenkstyje. Ir tai vienas iš pavyzdžių, kaip atsirasdavo tokie rusų kultūros saleliai. Labai didelį vaidmenį Lietuvos dailės istorijoje suvaidino Ivano Trutnevo piešimo mokykla, įkurta dar Muravjovo laikais. Iš tos piešimo mokyklos išaugo visą plejadą žinomų dailininkų įvairių tautybių. Apie Mstislavo Dobužinskio visiškai neįmanoma kalbėti apie Lietuvos tapybą, apie Lietuvos dailę tarpukarių metais, o jis paliko labai gražių, labai įdomių Lietuvos miestų ir miestelių peizažų. Lietuva Lietuvos rusams tai savas kraštas, kur yra ir garbinga praeitis ir kur mes galėtume ir norėtume matyti ateitį.
Man atrodo, kad žydiškas paveldas Lietuvoje yra labai svarbus to, pirmiausia, kad už jos slypi labai turtinga istorija, grandiozinė istorija. Ir tai yra žydų kultūros istorija, kuri nepriklauso vien tik tai mūsų laikotarpiai, nepriklauso vien tik tai mums. Ji priklauso apskritai žmonijai tiesiog. Ir suvokiant, kokio turtingumo tai istorija Vilniaus žydų, Lietuvos žydų, man atrodo, yra labai svarbu išsaugoti ženklus. Ženklus, kurie praėjus ilgesniam istorijos laikotarpiu vis dar bylotų apie tai, kad litvakų istorija buvo ir daug dievė gal ir bus labai svarbus pėdsakas Europos kultūros istorijoje. Daugiau negu 600 metų žydai gyveno Lietuvoje ir jų labai turtinga, sakyčiau, politinės egzistencijos, kultūrinės, religijos, gyvenimo pėdsakų istorija, man atrodo, ji tapo visiškai neatsiejama Lietuvos gyvenimo dalimi. Ir mes kalbėtume apie modernių idėjų sluoksnį, kažkokiu tai jidišizmo, tarkime, arba labai tokių, sakyčiau, modernių politinės emancipacijos procesų, kurie taip pat Lietuvoje buvo svarbus, sionizmo istorija, pavyzdžiui, kuri taip pat buvo svarbi Lietuvoje. Bet tarkim ir tokie dalykai, kaip menininkai kilę iš Lietuvos. Jeigu mes pamiršime tokius faktus, kad Lietuva pasauliui davė Chaimą Sutyną, Žaką Lipšicą, Bernardą Berensoną, Jašą Heifetzą, kad tai yra grandioziniai tiesiog žmonės. Aš nepaminėjau Manuelio Levino, vieno pačių didžiausių 20 amžiaus filosofų gimusio Kaune. Ir tai yra žmonės, kurie subrendo labai sąmoningai šitoje tradicijoje, būtent lietuviškų žydų istorinėje ir kultūrinėje tradicijoje. Man atrodo, kad Lietuvos žydų paveldas yra be galo svarbus ir Lietuvai kaip jos istorinės tapatybės dalis. Ir kita vertus, man atrodo, kad Europoje yra be galo svarbu išsaugoti tos pėdsakus, kurie byloja apie tai, kad šimtmečius vyko labai intensyvi dialogo tokia situacija, vienas kito pažinimo, vienas kito praturtinimo. Be abejo, architektūra ir objektai keičiasi, lygiai taip pat, kaip ir ko gero keičiasi bet kas pasaulyje. Ko gero sunku tikėtis, kad fiziškai išlieka viskas nepakitę, ko gero, kad nepakitusių pavidalų niekas neišlieka istorijoje, bet tam tikri ženklai tam tikri miesto kažkokios tai dalis, knygos, institucijos, atmintis, tie dalykai turi be jokios abejonės išlikti. Ir tai, aš manau, ne vien todėl, kad Lietuvos žydų bendruomenė kada nors turėtų daugiau stiprybės ir turėtų galbūt daugiau tiesiog išeities pozicijų, tyrinėdama pati save ir perdodama iš kartos į kartą kažkokią tai labai svarbią kultūrinę informaciją. To reikia pačiai Lietuvai. To reikia pačiai Lietuvai tam, kad galų gale kada nors Lietuva sugebėtų paaiškinti 20-21 amžių savo visuomeniai, savo žmonėms. Nemanau, kad tai būtų įmanoma padaryti, išbraukus kažkokius tai puslapius ar netgi lietuviškos visos sagos, ištisas dalis, viena iš kurių nebejotinai yra žydų istorija.
أنزل الرحمن من شيء أنتم إليه تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. 40 totorių kaimas yra viena pagrindinių vietovių, kur ir buvo apgyvendinti totoriai prie Vokės upės. Nuo čia prasideda jų plitimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Dalis jų atvyko iš Krymo, kiti iš Pavolgio stepių ir per keletą amžių šičia Lietuvoje susiformavo atskiras etnosas. Lietuvos totoriai tai ne Krymo totoriai, tai ne Pavolgio totoriai, bet, kaip minėjau, Lietuvos totoriai. Žalgirio mūšio visi karininkai čia buvo, visi jau mūsų protėviai, mūsų šaknis čia yra nuo tų laikų. Po Žalgirio mūšio, ten, kuriems liko, buvo suteiktos teisė daug, žemėmis apdovanota ir leido vesti vietinės merginas. Motina paprasčiausiai moko savo vaikus daugiau gimtąją kalbą. Tėvas galbūt nelabai tokios įtakos turėjo mokyme. Tai palaipsniui, žingsnis po žingsnį, apie 700 metus, gal truputį vėliau, bendrai sakant, totorių kalba čia kaip kalba tokia tarp totorių išnyko. Ir visi, sakant, pradėjo kalbėti vietinėmis kalbomis. Lietuvoje lietuviškai, baltarusiškai, lenkiškai, o tai va. Pamaldos mečetėje visada tik arabų kalba. Imamas laikė pamaldos, kaip sako, pamokslą. Jau jisai kalba vietinę kalbą, ar rusų, lietuvių kalbą. Kada tarybiniais laikais nebeveikė jokios, buvo uždaryti visi maldos namai, Raižiuose veikė maldos namai ir Raižiuose rinkosi žmonės ir labai daug atvažiuodavo per religinės šventes. Pati kaimo pradžia matomai jau siekia 500 metų. Mečetė, kuri dabar stovi, jinai statyta 1889 metais. Tai yra naujas statinys palyginus, bet toje mečetėje yra labai įdomus vienas eksponatas. Tai yra mimbaras, kuris yra padarytas 1684 metais ir atvežtas į Raižius iš sudegusios Bazoro mečetės. Taip pat Raižių mečetė ilgą laiką buvo saugomos unikalios rankraštinės knygos, kurios skaičiuoja 200, 250, 300 metų. Rytietiškos legendos buvo rašomos juose, religiniai pamokymai, netgi fiksuojamas, koks buvo oras tuo laiku. Kadangi jos yra rašytos senai baltarusių arba senai lenkų kalba, arabiškas rašmenimis, tai yra unikalu. Senai baltarusių kalbai tos knygos labai yra svarbios, kadangi jos tuo laiku transkribavo tą tartį senosios baltarusių kalbos, ką nepaėgė padaryti slavų raštas.
Lietuvos totorių mečetės skiriasi nuo kitų mečečių, kurias galima pamatyti artimuosiuose rytuose, buvo statomos iš medžio, juose nėra minaretų. Todėl, kad šičia nebuvo poreikio muedzinui skelbti maldos, kadangi aplinkui gyveno krikščionys ir imamas arba muedzinas apeidavo bendratikius, totorius, kviesdamas į maldą, apeidavo jų namus ir tokiu būdu kviesdavo maldai. Švenčiant totorių įsikūrimo Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 600-asias metinės, šalia 40 totorių kaimo mečetės buvo pastatytas akmuo, kad čia šioje vietoje bus pastatytas paminklas didžiajam kunigaikščiui Vytautui, Lietuvos totorių globėjui. Reikia pasakyti, kad su kunigaikščio Vytauto vardu totoriai ir sieja savo apgyvendinimą čia, Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, ir nuo to meto skaičiuoja savo buvimą šioje žemėje. Buvo labai šalta žiema. Prikrito daug sniego, ežerai užšalo. Pavasarį, kada pradėjo sniegas tirpti, kada ledas pradėjo tirpti, ežeruose vanduo pakilo, apsėmė Trakų karaimų namus. Vyrai buvo kariuomeniai, kare. Moteris nubėgo pas Vytautą prašyti pagalbos. Vytautas balnavo žirgą, atjojo į Karaimų gatvę. Žirgas pradėjo gerti vandenį, vanduo smuko ir pasirodė namai. Vytautas atjojo kelis kilometrus už Trakų, erželas nusilengvino ir atsirado vėl naujas ežeras prie Trakų. XIV amžiaus pabaigoje Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas iš Krymo atkėlė 380 šeimų karaimų į Lietuvą ir apgyvendino Trakuose kaip pilies sargybą ir apgyvendino palei Lietuvos kunigaikštystės senas. Ir karaimai ėjo karo tarnybą. XIV amžiaus pabaigoje karaimai atvyko į Trakus ir toj pat pastatė šitoj vietoj karaimų kenesą. Tačiau toj pirmoji mūsų dienų nesulaukė. Karai, gaisrai, daug kartų buvo sunaikinta, daug kartų buvo atstatinėjama. Paskutinis sugadinimas buvo per Napoleono karo su Rusija. Ir 1820 metais užbaigtas atstatymas po karo sugadinimo. Karaimų tikėjimo pagrindas yra tas pats,
šventasis raštas, ta pati Biblija, kurią išpažįsta ir visos kitos religijos. Tik karaimai išpažįsta Biblijos pirmąjį dalį, nuo pasaulio sutvėrimo iki Kristaus gimimo. Kitaip sakant, Senasis testamentas. Karaimai neišpažįsta kaip krikščionys Naujo testamento, karaimai neišpažįsta kaip žydai Talmudo, karaimai neišpažįsta Korano. Grinai Senasis testamentas yra karaimų tikėjimo pagrindas. Kenesoje pakabintas derliaus vainikas. Vytauto laikais už karinius nuopelnus karaimai gavo virš 300 hektarų žemės. Naudojosi tą žemę. Kiekvienais metais būdavo derliaus šventė ir derliaus vainikas kabinamas čia Kenesoje. Šitas vainikas, kuris čia dabar kaba, yra pakabintas paskutiniais prieškariniais 1938 metais. Vokiečių okupacijos ir tarybinės okupacijos laikais žemė nuo karaimų buvo atimta ir perduota kolūkiui. Ir tas vainikas kamba, kantrai laukia, kol jis bus pakeistas naujo derliaus vainiku. Virš 600 metų mes gyvenam čia Lietuvoje, tačiau mūsų mažėja ir mažėja. Dabar Trakuose gyvena 70 žmonių karaimų, Lietuvoje 250. Karaimų kalba yra gimininga turkų kalbai. Mes susišnekam su turkais, totorais, uzbekais ir su visom kitom tautom, kurios naudoja šitą kalbą. Yra toks eilėraštis karaimų kalba. Şaharinda trohnon karaylar buladlar. Birlik kermenlerce krupnikni içerler. İçtiler atalar, bizge kaldırdılar, içe yüksüverler, bolsun yarı koközler. Vertimas yra toks. Trakuose karaimai gyvena. Valdovo pilyje krupniką išgerinėja. Išgerinėjo mūsų protėviai ir mum paveldėjo. Tai išgerkim, broleliai, kad būtų šviesiau akise. Tautinių mažumų paveldas yra tikras paveldas Lietuvos tada, kada mes jį laikom bendru. Nėra visai normalu, kad dabartinis lietuvis savo paveldu nelaiko stačiatikiško Lietuvos paveldo. Ar to paties, ar karaimišką laiko tik tai egzotiškų palikimų. Nes ką labai akivaizdžiai rodo šitam filme pateikiamas, pavyzdžiui, karaimų folkloras, kad istorinę atmintį Lietuvos karaimai yra išlaikę geriau negu lietuviškasis folkloras. Sunku rasti lietuviškų dainų, sakmių ar padavimų apie Vytautą, kuris karaimams yra faktiškai didvyris, herojus, mitinė beveik būtybė. Labai šaunu, kad mes pradedam kalbėti apie savo kultūros daugiatautiškumą. Apie tai, kad lietuviška kultūra ne visai sutampa tik su lietuvių etnos. Ir kad pati savoka lietuvis yra daug platesnė ir gilesnė.